Sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Šarūnas Lapinas ir atėjo ta diena, kada po geležies fermos mes statysime aukso fermą. Ir tai kartu bus ne tik aukso, bet ir taip vadinamo XP ferma. Tai, na, jūs galėsit pasidaryti šitą dalyką kaip automatinę tiesiog aukso fermą, bet, nugi, ar įdomu ten tiesiog kažkur tai sėdėti, va taip, va ir nieko neveikti. Taigi smagu padaužyti, plus gauni, žinoma, ir to vadinamo XP patirties, už kurį gali ten paskui kerėti visokius daiktus ir panašiai. Tai nieko nelaukiam, jeigu patiks šitą fermą, būtinai paspausk mygtuką patinka, prenumeruokite Fox Cloud kanalą, o dabar, keliaujam į pragarą ir į fermos statybas. Gerai, tai kaip matot, aš esu pragare, o geras, fortressas kaip tik po manim, o geras, o fainiai. Nu, gal ir nelabai fainiai, bet pirmas dalykas, ką jūs turit padaryti, tai atsidurti ant pragaro lubų. Tai jeigu nežinot, kaip tą padaryti, kaip atsidurti ant pragaro lubų, jūs dabar nieko nematot, tai aš esu padaręs video apie tai. Tai tiesiog užsukit į Red Fox Cloud YouTube kanalą ir ten pamatysite, kaip su Ender Perlais ir, žodžiu, kopečiam užsiropšti ant pragaro lubų. Tik nepamirškit, žinoma, pasimti būtinai to vadinamo obsidiano ir kuo jį uždegti, kad po pragaro lubų galėtumėt kažkaip tais grįžti atgal. Gerai, tai įsivaizduokime, kad jūs esat ant pragaro lubų, bet tai dar yra ne viskas. Pirmiausiai, ką jūs turite įsitikinti, kad jūs esate būtent Nether Wastes biome. Kitaip, na, tiesiog šita ferma neveiks, nes nesispavnins būtent tie zombiai mūsų, taip pavadinkim. Tai geriausiai šitą dalyką išduoda būtent šita raudona spalva. Tokia jinai tamsesnė, jeigu išgertumėt nakties matymo eliksyrą, jinai šiek tiek pašviesėja, bet jeigu aš kur nors greitai man pavyks pabėgti, jūs greitai pamatysite, kad šiek tiek šitie dalykai keičiasi. Tai turim Nether Wastes kol kas, o netrukus, štai kaip matot, atsiranda visokių dalykų, tai Crimson Forest šitoj vietoj turim, jeigu, labai gerai, norėjau jau persijungti, bet išlindo Sand Valley, kaip matot, pasikeičia spalva, tai jums svarbu, kad būtumėt ne Crimson Forest, ne dar kažkur, bet Nether Waste biome. Tai grįžtų dabar vėl atgal į savo tą biomą ir pradėsim statyti. Gerai, tai aš jau esu savo biome ir galim pradėti visas statybas. Tai vėlgi, tik tais dar kartą paminėsiu, jeigu nežinot kaip užlipti ant lubų, būtinai pasimkit obsidiano, pasidarykit portalą arba, nežinau, pažiūrėkit mano video. Nežinau, galbūt bedroko kokis pagaminsit tą ištrinimo mašiną ir išsitrinsit iš vis bedroką, bet jeigu ne, tai bent jau pasidarykit portalą. Na, o dabar mums ką reikia padaryti, tai užlipti į patį aukščiausią aukštį. Tai šitam dalykui aš siūlyčiau naudoti kokius nors arba labai paprastus blokus, kaip sakykime žemė, kažką lengvai išgriaunamo, arba jeigu norit daugiau pasigaminti visokių dalykų, tai galima naudoti scaffolding, nežinau kaip įsiverčia į lietuvių kalbą, bet žodžiu, su juo galima tiesiog pristatyti daug dalykų viršun, iki kol mums sakys, kad mes daugiau statyti į viršų nebegalim. Ir kaip matote, rašo height limit for building is 255, tai kas reiškia, kad čia yra jau visko viršus. Kaip sakant, aukščiau čia jau statyti aš nebegaliu, tik į šonus. Tai ką mums dabar reikia čia padaryti? Tai mes pradėsim daryti platformą, bet platforma turi būti ne pačiam aukščiausiam lygi, o šiek tiek žemiau. Tai jeigu taip tiksliai žemiau, kažkur tais turi būti apie skaičiais 2, 5, 3. Tai aš dabar tiesiog gražiai pabandysiu padėti bloką, jeigu man kas nors leis, dieve, kaip aš nemoku šitais dalykais naudotis, kažkur padėjau. Linkiu jums tiesiog nenukrist, aš nežinau, čia labai sunku yra padaryti, gal taip man pasiseks, gerai. Taip, tai 2, 5, 3, kaip matot, yra šiokio tokio aukščio mums ir va čia bus mūsų lubos,
ir toliau keliausim jau ten taip žemyn ir žemyn. O dabar ką pasidarom? Tai dabar pasidarom tokią platformą nedidelę, kad būtų patogu vaikščiotis. Tai dabar tiesiog gražiai pasiplatformuoju ir platformą reikia daryti 2 blokų, turbūt 2 blokų storumo, tai pavadinsiu, tai skaičiuojam 1, 2, tada čia 1, 2 ir čia 1, 2 ir čia 1, 2. Tai vat, ir jeigu viskas gerai, tai turėtų gautis toks nematomas kvadratas. Tai va čia bus mūsų skylė, bus mūsų fermos centras. Tai dabar tiesiog gražiai aplink visą šitą apdengsim magmą. Ir turim sėkmingą 5 blokų ant 5 blokų skylę. Tai 1, 2, 3, 4, 5 ir 1, 2, 3, 4, 5. Kas reiškia, kad galim pradėti statyti toliau. Šitos blokus mes vėliau išgriausim, o dabar mums reikia dar va taip į kiekvieną kampą, skaičiuojant papildomai nuo va šito magmos bloko, dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lygiai taip pat į kitą pusę keliaujam ir padarom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taip pat dar bus ir į va tas pusės ir finale mes turėsim gauti 23 ant 23 blokų platformą su centre 5 ant 5 blokų skylę. Tai greitai aš čia viską padarau, bet jūs dabar turbūt sakot, bet Lapinai, čiagi šitiek daug magmos, labai sunku statyti, taigi magma kanda. Ir taip, aš naudoju čia kūrybinį režimą, tai aš galiu lakstyti drąsiai ir laisvai, jums reikėtų tupėti, bet kad jums nepaskaustų pirštukai, aš irgi turiu išeiti, tai tiesiog spaudžiam escape mygtuką, spaudžiam options, controls arba nustatymai ir kontrolė, nežinau, kaip čia valdymas turbūt, valdymas. Ir štai čia yra kur sneak, pritupimas, tai vietoj hold padarykit toggle ir kai tiesiog vieną kartą paspausit shift mygtuką, jums nereikės jo laikyti ir nereikės užgauti savo pirštukų. O dabar grįžtam prie statybų. Ok, tai kaip matot, turim jau pasidarę 23 ant 23 blokų platformą. Ir dar vienas dalykas, kurį reikia padaryti ir padaryti iš esmės tik vieną kartą, tai reikia pasimti pusblokių. Tai vat nežinau, ką jūs čia mėgstat, aš gal paimsiu kokį tokį vat. Jūs darykit su kuo pigiau, aš tiksliai nežinau, tai biški mirguliuoju, nebemirguliuoju. Tai va, tai ir dabar mums reikia padaryti tokią, kaip pasakykim, sieną, kad nesispaunintų šmėklos, tiksliau lubas. Tai nežinau, kaip man čia gausis, tai aš tiesiog gražiai pasiemu vieną bloką ir bloko apačioj dėsim tokius dalykus, kad šitie visi zombiai galėtų atsirasti, bet negalėtų atsirasti šmėklos. Tai dabar tiesiog tokiom linijom. Lygiai taip pat ir į kitą pusę, kaip matot apačioj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gavus. Tai vat, ir va tokias sienas reikia kažkur daryti panašiai, kas su tokiais 2 blokų intarpais pavadinkim. Tai dabar tiesiog vėl gražiai sudėliosiu va taip va tas lubas ir irgi tuoj grįšiu, kad jums parodyt, kaip atrodo galutinis rezultatas. Na štai, kaip matot, padariau šitas visas tokias, pavadinkim, lubas, kad neatsirastų šmėklos, o va šitų draugų jau po truputį atsiranda. Tačiau, jie čia taipgi paprastai tiesiog neatsiras, ir nepradės bėgti į vidurį ir kryst ir panašiai. Tai ko jiems reikia? Tai jiems reikia vėžlio kiaušinio. Pasirodo, jie yra pikti ant vėžlių kiaušinių. Tai ką mes dabar turim padaryti, tai pasimti vėžlių kiaušinių, aš nežinau, kaip jūs jų gausit, bet, ko gero išsikirsit su kokiu pikeksu, su šilko prisilietimu
Ir tada mums dar reikia tų vadinamų trapdorų, nežinau kaip jie lietuviškai išsiverčia. Gali tiesiog pasidaryti paprastus, man čia po ranka papuolė juodojo ąžuolo. Tai dabar tiesiog ką? Padedam kiaušinį ir jie automatiškai pasidarys pikti ant to kiaušinio ir pradės eit. Tai išsigriaukit tos blokus, kurie sujungia. Ir dabar reikia visą šitą kiaušinį gražiai paslėpti. Tai aš tiesiog va taip pam gražiai jį paslėpsiu ir uždarysiu. Oi, tik ne į tą pusę aš uždarau, tai reikia turbūt į šitą pusę daryti. Bam, bam ir gal padės. Bam, į kurią pusę užsidaro, gerai, į gerą pusę užsidaro ir tą kiaušinį gražiai uždarysim. Jie, kaip matot, gali visiškai tvyrot ore, tai nebūtina, kad juos kažkas laikytų. Ir mes turim sėkmingai iš esmės paruoštą platformą. Tai dabar tiesiog į vieną pusę, į vieną pusę va taip, į kitą pusę va taip, į trečią pusę va taip. Ir jie, žinokit, jau dabar kris. Vat kai jūs uždėjot va šitą va, viskas, jie jau praktiškai krenta. Tai jūs jau turit vieną platformą, bet vieną platformą daug negamins jų, tai ką jūs dabar turit padaryti, tai kažkaip nusileist gražiai žemyn. Kiek čia mes turim? 2 blokus turėsim jau nusileidę, ne? Aš labai nemėgstu šitų, aš labai atsiprašau, aš jų tiesiog nekenčiu. Va, o, tai ką, turim 2 blokus, labai gerai, vadinasi, čia vėl darom tą patį. Taip, taip, taip. Taip, ir dar po vieną bloką. Tai tiesiog atkartosim visiškai tą patį. Aš jums jau neberodysiu ir grįšiu, kai čia viskas bus vėl padaryta. Tai tik primenu, kad reikia būtinai uždėti va šitos taip vadinamus trapdoorsus, kad tie visi zombiai mūsų paršeliai galvotų, kad jie iš tikro čia gali ateiti, nors iš tikro negali. Tai gražiai tiesiog, nežinau, kažkaip užsidaryti čia reikia šitą dalyką. Ir dabar ką mes darom, tai tiesiog keliausim žemyn ir darysim platformą, kur jau mes juos makaluosim. Tai palitai, kiek jūs esat pasidarę, aš čia esu pasidaręs 3, tai daugmaž nusimesim, kad jie čia nukristų, kiek čia blokų, to aš greit susiskaičiuosiu. Paskutinę šito pažiūrim. Gerai, taip, mes čia esam ant 2, 4, 7, tai kokie... Oi! Gerai, jiem čia akivaizdžiai yra per sunku išgyvent. Tai platformą mes statysim ant 2, 3, 7 kažkur plius minus. Tai kaip matot, jie jau čia krenta tikrai nemenkai. Va, darom 2 tram 3, manau bus pats tas. Jo, gerai, 2 tram 3. Gerai, ir čia jums reikia pasidaryti platformą. Platformą naudokit, sakykim, stiklą arba kokį nors kitokį bloką, kuris nespamnina, neatrandina kitų. Tai aš tiesiog panaudosiu lapus, nes jie, manau, yra pigiausi. Tai čia išsitraukiau dabar kažkokius lapus tiesiog ir iš tų lapų tiesiog padarysim tokią platformytę. Ir, žodžiu, čia jau, kaip matot, viskas visai neprastai čia netgi, sakyčiau, veikia. Aš dar gal va čia dadėsiu į platformą tiesiog, į šitą pusę. Ir dabar ką jums reikia padaryti, tai tiesiog šitos tai draugus mes numesim. Ir čia tiesiog pasidarykit kažkokį tai takelį, kad jie ten vat galėtų kristi. Tai tiesiog gražiai, aš manau, kokį netrumpą takelį reikia vat pasidaryti. Svarbiausia, kad takelis išlystų už pačios fermos ribų, nes jie gali kaip nors ir iš kitur sugalvot bėgti.
tai tiesiog, kad išlystų iš fermos ribų, bet būtų ne per toli, tai aš manau, čia yra pakankamai gerai. Ir ką jums dabar reikia padaryti, tai dabar reikia pasidaryti, kur sukris jūsų visi daiktai. Tai aš tam naudosiu, žinoma, hoperius ir paprastus čestus, arba piltuvus ir skrines turbūt, va taip vadinasi. Tai tiesiog gražiai dar pasidėsiu aš čia kelias blokus. Ir čia padėsim vieną čestą ir padarysim... neduoda man double chesto pastatyti. Gerai, double chestas ir dabar čia viską gražiai išmaklinam ir bam, neduoda man pastatyti. Oi, gargaliuoju. Ir dar vieną išgriausim. Va taip. Tada nepamirškit, būtinai turit uždėti kilimą. Neuždėsit kilimo, pas jūs galės atbėgti maži zombukai. Ir kaip matote, tik 3 lėjeriai, 3 sluoksniai jo. 3 sluoksniai ir jų čia krenta tikrai nemažai. Tai gerai, žodžiu, viską pasidarėm, viskas tvarkoj. Dabar ką mums reikia? Reikia pasidaryti apsaugą. Apsaugą vėl darysim su pusblokiais. Tai aš greit va kažkokį tokį pusblokį pasirinksiu ir bus va taip va. Opa. Tai čia dabar tiesiog gražiai pasidarom apsaugą, kad negalėtų jokie... Pasistengit, aišku, nenukristi irgi. Tai dabar mums reikia atsigabenti vieną iš šitų zombių. Tai tą padaryti mes galime su valtimi. Va, įlipo. Gerai, puiku. Dabar keliaujam. Jį gražiai atsivešim. Taip, paliekam jį čia. Čia gražiai išgriaunam viską. Ir mano siūlymas tai dar šiek tiek gal bus prasiplėsti visą šitą platformą, kad būtų galima kur nors šitą padarą taip saugiai padėti. Jep, tai įlipam, gražiai prisiparkuojam. Privažiuojam prie pačią kampą ir kai norit išlipti, būtinai žiūrėkit į tą pusę, į kurią norit išlipti ir tada išlipsit. Nu ką, ir viskas. Ir dabar kas beliko, tai tik pasiimti geriausią kardą, gražiai iš rankytės. Aš tik tais greitai atsirasiu į išlikimo režimą, sakykime, ne? Tai va, tai tiesiog gražiai iš rankytės trink šitam ir visi atbėga čia. Ir toliau jūs tiesiog gražiai juos čia maskatuojat, kol jie numiršta. Tai, kaip matot, mažiukai negali praeiti būtent dėl va šito kilimo, man vis makaluojasi. Čia po truputį kaupiasi dalykai ir jūs kartu turit ir aukso fermą ir žinoma šitų visų XP patirties fermą kartu irgi lygiai taip pat. Tai va, daiktai visi renkasi, auksas darosi, auksas gaminasi ir jie krenta ir visi atbėga pas jūs. Na, jei norit pasidaryti automatinę, tai ką reikia padaryti? Tiesiog padaryti šitą žemiau ir padaryti, kad jie tiesiai kristų ant va šitų ir viskas keliautų į čestus ir gausis principe automatinė ferma. Tai pamoka patiko, būtinai paspauskit mygtuką patinka, prenumeruokite Red Fox Cloud kanalą. Na, man dar liko padaryti kažkaip deimantų fermą, tai bus matyti, kada čia kaip kas ir gausis. Tai su jumis buvo Šaunasis Lapinas ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ata!